Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Dalykį su alkstančiu savo duoną, priglobk vargšą ir benamį, aprenk ką pamatęs nuogą, neatsuk nugaro saviesiems. Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavoji žaizda bus greitai išgydyta. Tavasis teisumas žengs pirma tavęs, o Viešpaties šlovė palydės iš paskos. Tada šauksies ir Viešpats atsilieps. Kai pagalbos prašysi, jis tars, aš čia. Kai tarp savųjų pašalini priespaudą, nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi, paduodi alkstančiam duonos, palengvini varguolio gyvenimą, tada tavoji šviesa užtekės tamsoje. Tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis. Dievo žodis. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems, sušvito tamsoje šviesa doriesiems. Jis lyg šviesa šviečianti tamsoje doriesiems, visada švelnus, teisus ir gailestingas. Geras žmogui, kuris skolina dosniai, sąžiningai savo reikalus tvarko. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems, sušvito tamsoje šviesa doriesiems. Visada jis bus tvirtas, žmonės teisų jį minės per amžius. Blogos žinios jo nebaugina, širdis jo tvirta, nes Viešpačio vėlias. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems, sušvito tamsoje šviesa doriesiems. Patvari jo širdis, jis nieko nebijo, dosniai jis duoda beturčias, neišsenkantis jo dosnumas, gerbiamas jis bus ir didis. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems, sušvito tamsoje šviesa doriesiems. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Kai pas jūs, broliai ir seserys, lankiausi, atėjau skelbti jums Dievo liudijimu, neiškalbingai žodžiais ar išmintimi. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o Dievo galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė, Dievo žodis. Pasaulio šviesa, sako Viešpats, kas seka manimi, turės gyvenimo šviesą. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anu metu Jėzus byloja savo mokiniams. Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka. Ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indų degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai Viešpaties žodis. Alleluja, 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 alleluja. Prašom, sėskitės. Penktąjį sekmadienį, eilinio laiko sekmadienį, mes toliau skaitome ištraukas iš Evangelijos pagal Matą ir jau antrą sekmadienį girdim Jėzaus mokymą nuo kalno. Ir visos sinoptinės Evangelijos, visos 3 Evangelijos puikiai yra aprašiusios, net nemažai, sakant, skyrius skirta tam, kad aprašytų Jėzaus mokymus, kurie vyksta Galilėjoje ant kalno. Tai netgi taip turi pavadinimą tokį kalno pamokslas, kalno pamokymai, Jėzaus pamokymai. Iš tai Jėzus pradėjo aną sekmadienį kalbėdamas apie palaiminimus ir kokie žmonės yra palaiminti, nes, sako, palaiminti beturčiai, liūdintys, romieji, alkstantis. Tas žodis graikiškas makarion gali būti verčiamas ir kaip laimingas. Jūs esat laimingi, kai esat beturčiai, kai liūdit, kai esat romieji ir alkstantis. Ir šiandien Jėzus taip pat nuo to pačio kalno kalba tą pačią temą. Ir bendražmogišką temą. Aš tikrai manau, neprašysiu rankų pakelti, bet tikrai, ar norit būti laimingi, paklausiu paprastai. Manau, kad norit. Čia bendražmogiški dalykai yra iš tiesų, ar kokį mes tikėjimą be išpažintume, kur be būtume, bet Dievas mumise yra, kaip sakyti, įskiepęs troškimą būti laimingais, gerai jaustis ir panašiai. Tik tais, kur ta laimė yra, kaip mes ją atrasti, kaip mums ją pasiekti. Ir jeigu mes taip galvojam savyje, dabar turiu būti laimingas ir turiu būti laimingas jau. Ir aš žiūrėk, jau tikrai nušoksiu nuo to tikslo. Nes Dievas tiek aną sekmanį Jėzus, tiek šį sekmanį duoda atsakymą arba parašo receptą, išrašo receptą žmogui, kaip būti laimingam. Tik dėja tas receptas nėra toksai, kad yra man. Ne tokį Dievas duoda paaiškinimą. Žiūrėkit, kaip sako, pakartosiu, ką Jėzus sakė, kaip galima laimę pasiekti ir būti laimingais. Kai esame beturčiai dvasia, kai liūdim, kai esame romus, kai alkstam ir trokštam teisumo, kai esam gailestingi, kai esam tyraširdžiai taikdariai ir kai esam persekiojami dėl teisumo. Štai vienas pamokymas, o šiandien Jėzus duoda dar kitą pamokymą. Jeigu norim būti laimingais, štai 3 pavyzdžiai. Tai būti žemės druska, tai būti pasaulio šviesa ir būti miestas, kuris yra ant kalno pastatytas. Pagalvokim, kuo tie įvaizdžiai svarbus ir kodėl čia Jėzus labai gražiai paaiškina, kad laimė tai nėra apie mane, apie save, kitaip tariant. Laimė yra apie kitą. Kam yra naudinga druska?
Jūs man galite pasakyti, ir man patinka gaminti, aš prisipažįstu, tikrai, bet mes visi puikiai suvokiam, kam druska, mes vien druskos ant stalo svečiams nepastatom. Dabar čia tau patiekalas druska. Mes taip nedarom. Mes žinom, kad druska yra maistui pagardinti, yra tikra to žodžio prasme yra prieskonis. Mes jos pačios vienos nevalgom, nebent jeigu ten mums reikia, aišku, čia gali pasakyti medikai, ten jau galimai gali būti trūkumas organizme, bet čia ne apie tai šnekam. Mes suvokiam, kad druska yra skirta kam ir naudinga tam, jei kažką norim pagardinti, maistą pagardinti. Kitaip tariant, druska pasitarnauja. Ir Jėzus sakydamas čia, jų žemės druska, tai mes ne patys iš savęs esam smagus, gražus ir faini, bet taip, kad mes turim pagardinti pasaulį. Turim jį pasūdyti, pagardinti. Kitaip tariant, Jėzus čia sako, štai, jeigu nori būti laimingas, turi save dalinti. Turi save dovanoti. O jau čia negerai, žiūrėk, jau kur mano laikas. Mes visi saugom savo laiką, čia dabar turim be galų reikalų, užduočių, darbų, visi saugom. Labai svarbu, aišku, žinom, kad turim ir pailsėti, bet Jėzus mokina, nori būti laimingas, išmok save dalinti. Lygiai taip pat jis kalba, kad sako, jūs pasaulio šviesa, jeigu norit būti šviesa, ką turim daryti? Turim šviesti. Kam yra šviesa reikalinga? Nebūna sakant taip, kad mes dabar įsijungiam prožektorius ir dabar į juos spokstom. Arba saulė, nuostabi saulė, šildo, kaitina, bet nėra taip, kad mes į ją, imam ir tik tais ir ją įspoksam. Taip nėra. Šviesa reikalinga tam, kad apšviestų kažką, apšviestų aplinką. Kitaip tariant, ji pasitarnauja apšviesdama kitus objektus. Aš vėlgi čia nekalbu, aišku, yra mokslininkai, labai įdomu, astronomija, domėtis pasaulio kūnais ir stebėti tikrai yra gražus dalykai. Bet paprastai mes žinom, kad mes, kai perkam lempą arba lemputę, ne tam perkam, kad ją spoksoti, bet tam, kad jie apšviesų savo darbą atliktų. Ir Jėzus sako, jeigu nori būti mano mokinys ir būti laimingas, turi būti šviesa. Ne ta, kuri pati iš savęs yra graži, bet ta, kuri apšviečia, kitaip tariant, atspindi Dievo šlovę, atspindi Dievo garbę. Štai mūsų pašaukimas. Ir tokiu būdu raktas atkeliauja receptas būti laimingais. Va čia Jėzus nori mus išmokyti ir priminti, kad turim save mokėti laužyti ir dalinti kitiems. Laužyti ir dalinti kitiems. Išmokti, ką čia mes randam, ką Jėzus daro. Laužo savo kūną kaip duoną, laužo ir dalina mums, kaip maistą, kaip gyvenimo duoną. Ir jeigu mes jau priimam nuo šito altoriaus Jėzaus kūną ir jo kraują, ir Jėzus sako, tą patį darykit. Tai va čia yra pamoka Jėzus dar kartą duota. Arba prisiminkim dar kitą vietą. Tos pačios paskutinės vakarienės metu. Jono Evangelijoje yra parašyta, kaip Jėzus švenčia tą duonos laužimą. Mokiniams kojas mazgodamas, netgi Judui Iskarijotui, tas, kuris išdavė. Netgi tam Jėzus nuplauna kojas. Ir štai labai čia yra gražios sąsajos, kurios šiandien yra pasakytos ir netgi aš girdėjau tokį pamokymą, kad kai Jėzus kalba apie druską, jis jau kalba apie paskutinės vakarienės įvykį. Kodėl? Jeigu mes atsiverstume kunigų knygą, ten mokina, ten viskas, tai yra penkiaknygė, aprašyta, kaip kunigai turi aukoti auką šventykloj, ten kaip turi morališkai elgtis, daug dalykų ten susiję. Ir prie tos vietos, yra 16 skyrius, dabar nebeatsimenu, ten ar 16 ar 14 skyrius, kur pamokymas yra, kai kunigas atnašauja auką šventykloj, jis tarp tos aukos, tarkim, kuri ten yra, privalo tą auką pasūdyti. Kitaip tariant, druska dalyvauja Dievo aukoje.
Tai vat, jeigu mes pažvelgtume dar kartą iš kito kampo, ką reiškia būti žemės druska, tai dalyvauti Jėzaus aukoje. Kaip toji auka Sename testamente buvo druska naudojama Dievui pagarbinti ir nuodėmės išpirkti. Tai jeigu mes krikščionys norim būti Jėzaus mokiniai, turim taip pat dalyvauti Jėzaus aukoje. Save laužyti, save dovanoti ir save dalinti. Ir vat atiduodami, taip galim pasakyti, save atiduodami, tampam laimingais. Pabandykim. Nesakau, kad yra lengva, bet jeigu nori būti laimingi, štai raktas, štai atsakymas. Žinot, žmonės, kai ateinat iš pažinties, labai dažnai prašo, kunigė, duok man receptą kokį nors, kaip čia, kaip tabletę suvalgai ir jau visiems viską atleidi, viską supranti, žodžiu, visiems viską gali padaryti. Dabar galiu vienu receptu, ne savo, bet Jėzaus receptų pasidalinti. Štai, būti pasaulio šviesa, būti žemės druska, laužyti save ir kitam atiduoti ir dovanoti. Tai pamoko mus Kristus. Amen.